Kaip suprasti, kad augintiniui įkando erkė? Įkandus erkiai galime net ir nepastebėti pas gyvūną, kad jisai turėjo erkę, neištraukti erkės, nes tai gali būti ir nimfinės stadijos erkutės, kurios yra 1-2 mm ir jos jau gali pernešti ligą. Gyvūnas pasidaro pirmiausiai vangus. Neįprastai kaip visada jisai nenori valgyti, nenori gerti, karščiuot pradeda. Karščiavimą sunku pamatyti išoriškai, bet jau pamačius, kad gyvūnas liūdnas, vangus, šlapimą stebėti tokiu atveju, jisai ne visais atvejais, bet dažnai būna tamsus pasidaro, kavos, Coca-Colos spalvos. Tokiu atveju kreiptis į gydytoją. Tiesiog jeigu pamatėt, užfiksavot, kad turi erkę, stebėk šuniuką. 2 savaičių grubiai bėgyje gali pasireikšti ligos. Panaikinti tarimus galima atvykti į kliniką po erkės ištraukimo, yra daromi mūsų klinikoje tikslus molekuliniai tyrimai, kada galima atmesti visus erkinės ligas. Kur erkės vis dėlto slepiasi dažniausiai? Gamtoje erkės irgi prisitaiko taip, kad jos negyvena ten, kur nėra gyvybės. Erkės dažniausiai būna pievose. Ilgoj žolėj. Ilgoj žolėj, nešienautose pievose, net ir savo sklypuose, kur pjaunam žolytę, atrodo patvoriuose kažkur tikrai erkių daug. Erkė yra prisitaikiusi taip, adaptavosi, kad jinai būtų tuose keliuose, kur juda gyvūnai. Laukiniai gyvūnai, naminiai gyvūnai, žmonės. Reiškia, pakraščiuose pievos, takeliai, takelių pakraščiuose ant žolės, jinai būna ir laukia grobio.